Labą dieną. Sveiki visi susirinkę į seminarą, kuris yra skirtas lituanistikos duomenų bazei. Jos esamai būkliai, galbūt ir perspektyvai aptarti. Ir kadangi, matau, jau liktai ten prie registracijos stalelio visi baigė registruotis, tai tiesiog aš tokį įžangos labai trumpą žodį padarysiu, kadangi teko man ir ne man vienam būti prie ištakų, galim sakyti. Man labai malonu matyti Ingę Lukšaitę, su kuria mes labai ilgai diskutavom, kaip pradėti tą projektą, jeigu žiūrėti į praeitį, kaip visuomet sakoma, be praeities nėra ir dabarties ir ateities, tai iš tiesų buvo įvairiausių ir abejonių, ir dvejonių, ir galbūt pasirinkimo kelių. Tai šiandien labai užtikrintai galiu pasakyti, kad tai yra vienas iš turbūt sėkmingiausių projektų, kurį vykdo Lietuvos mokslo taryba. Nemažai mes projektų vykdom, kai kuriais kitais projektais iš tiesų irgi galim pasidžiaugti, bet yra ir tokių, kurie turbūt yra gana formalūs ir nelabai ką mokslo bendruomeniai duoda. Tiesiog jie vyksta ir nelabai kas pajunta arba pamato rezultatus. Tai čia tikrai yra tas projektas, kuris yra labai svarbus. Ir aš kaip kartais juokaudamas sakau, turbūt aš didžiausias lituanistas esu, kadangi man atrodo, kad tokie darbai yra labai svarbus, nes iš tiesų jie leidžia visai tai mokslo bendruomeniai pamatyti, kad mes irgi kažkurioje srityje galim tikrai pasiekti ženklų rezultatą. Jeigu vėlgi grįžtant į praeitį, nuo ko buvo pradėta, tai turbūt šiandiena yra jau labai pažengusi toli ir visi tais rezultatais duomenų bazės jau gali naudoti. Žinoma, yra dalykų, kuriuos reikia plėtoti, kuriuos reikia tobulinti galbūt ir matyti šitame laikotarpyje jau turbūt tos veiklos, kurios yra numatytos, bus įgyvendintos, o dėl ateities, jeigu kalbam apie praeitį, dabartį ir ateitį, tai vėlgi reikia tikėtis, kad tolesnė to projekto eiga galėtų būti irgi užtikrinta ir matomai bus ieškoma ir finansavimo šaltinių ir tiesiog tų darbų tęstinumo, kurie prisidėtų prie mokslinių išteklių plėtojimo, kaupimo ir galėtų ne tik Lietuvos mokslininkai, bet ir kiti mokslininkai daugeliu atveju pasinaudoti. Tai vienas toks pavyzdys yra apie šio projekto reikšmę, kurį norėčiau paminėti, tai yra tai, kad kasmet yra teikiamos ataskaitos apie įgyvendinamus projektus finansuojamus iš ES struktūrinės paramos. Galima būti, reiškia, ir dideliais skeptikais ES atžvilgiu, bet visgi neturėtume pamiršti, kad daugeliu atveju tam tikri projektai tikrai užtikrino proveržį arba bent jau sudarė galimybės pasiekti ženklių rezultatų. Tai štai visuomet kasmet yra vertinami tie projektai ir galiu pasakyti, kad vienoje tos žmogiškų išteklių veiksmų programos yra ta programa, kuri skirta vadinamiems žmogiškiesiam ištekliam, nors šiaip gal turėtų būti žmonių ištekliam arba mokslininkams rengti ir jiems sudaryti sąlygas darbui. Tai 2012 metų ataskaitoje, toje dalyje, kuris skirta yra prioriteto įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai, šis projektas buvo pripažintas geriausiu. Arba tarp geriausių buvo projektų. Tai iš tikrųjų rodo, kad tai yra pavyzdinis projektas, kuris įvertintas turbūt galim sakyti, nešališkai ar objektyviai, arba palyginant su kitais. Tai tas yra tikrai džiugu. Tai iš tiesų darbe dalyvauja labai daug mokslininkų, tyrėjų, gal netgi ne visi turintys ir mokslo laipsnius, gal to ir nereikia. Iš tikrųjų, projektas yra labai kompleksinis. Tai yra ir grynai mokslinė dalis, bet yra administracinė, informacinė dalis, technologinė dalis. Tai aišku, kai projektui pradėjo vadovauti gerbiama Lina Bloviašiūnienė, tai mes irgi turėjom tokį neaiškumą tuo metu, nes projektas buvo kuriam laikui likęs be vadovo. Ir iš tiesų, pagal visas formalias taisyklės, paskyrėm vadovą, bet jis dėja negalėjo dirbti
iš esmės prisidėti prie to projekto eigos. Tai mes labai džiaugiamės, kai Lina sutiko apsiimti administruoti tą projektą ir aš matau, kad iš tikrųjų mūsų pasirinkimas buvo labai vykęs ir aš tiesiog noriu padėkoti ir jai, ir Nijolei Kalesinskienei, ir kitiems žmonėms, kurie labai prie to projekto sėkmės prisidėjo. Aš jau minėjau Ingę Lukšaitę, taip pat dabartinė humanitarinių socialinių mokslo komiteto pirmininkė Rūta Marcinkevičienė. Iš tiesų, Rūta gali patvirtinti, kad mes ne kartą apie tą projektą esam kalbėję. Ne tai, kad yra, kaip sakiau, eilinis projektas. Yra kiti projektai, kur mes taryboje skiriam palyginti nedaug dėmesio, nes ten galbūt yra daugiau tokie rutininiai darbai ir savaime jie lyg tai vyksta, kaip sakiau, ne visada gal ten kas nors ypač ženklaus pasiekiama, bet jie reikalingi, jie užtikrina, tarkim, doktorantūros projektas, kuris leidžia institucijoms gauti papildomų doktorantūros vietų, bet yra procedūros tvarkos, kurios lyg ir nusistovėjusios ir ten nieko ypatingo jau naujo arba nepaprasto neatsitinka. O tam projekte ne tai, kad nepaprasto, bet visą laiką iškyla kokie klausimai, kuriuos reikia spręsti, nes dalyvauja labai daug institucijų, vadybinė prasme yra gana sudėtinga procedūra ir tikrai džiaugiuosi, kad kol kas lyg tai pavyko suvaldyti to projekto eigą. Tai aš tiesiog daugiau negaišindamas laiko tikiuosi, kad šios dienos seminaras ne tik tai prisidės prie to, kad bus galima aptarti esamą situaciją, ne tik galbūt bus pasikeista patirtimi, bet kartu aš norėčiau, kad mes pagalvotume, kaip galima užtikrinti tolesnę projekto sėkmę, tolesnį jo gyvavimą. Jis gyvuos bet kokiu atveju, bet reikės pastangų, reikės tam tikrų, matyti, ir finansinių išteklių, reikės žmonių, kurie galėtų toliau dirbti, nes tas programavimo laikotarpis 7-13 metų, kaip žinot, baigėsi šiemet. Realiai šiek tiek yra pagal visas tas taisyklės N+2 laikotarpis galioja, bet šito projekto atveju tai šiek tiek trumpiau tas bus laikotarpis, šiek tiek trumpesnis, nedaug trumpesnis, bet kokiu atveju reikia galvoti ir kaip toliau užtikrinti šito projekto vykdymą, tos duomenų bazės vietą, nes tarkim vertinant mokslinę veiklą, dabar iš tikrųjų nepakankamai atsižvelgiama į tai, kas yra padaryta to projekto rėmuose. Institucijų mokslinė veikla vertinama lygiai grečiai, savo laiku buvo mūsų mintis, kad daugelį tų darbų, mokslinių veikalų, kurie yra įtraukiami į duomenų bazę lituanistiką, būtų galima tiesiog automatiškai vertinti pagal tam tikrą kriterijų arba kategorijas, bet to kol kas neįvyko. Na, galima galbūt galvoti, kad artimiausių metų, jeigu būtų toks siūlymas, tai manau, gal Švietimo ir mokslo ministerija irgi priimtų tokį siūlymą ir atsižvelgtų, nes institucinį vertinimą, bent jau mokslo tarybos nuomonę, reikia iš esmės keisti. Turėtų būti ganėtinai skirtingai nei dabar tas procesas vyksta. Tai tiesiog aš manau, kad šitas seminaras, kaip sakau, pasitarnaus įvertinant esamą projekto būklę, galbūt bus ir tiesiog pasikeista patirtimi ir tiesiog siūlau ir kviečiu visus pagalvoti ir prisidėti prie to projekto ateities. Ačiū ir sėkmės.